baigtas kliūkis. Skambink bosui. Dabar? Naktį bendrauk drąsiai. Visą vasarą naktimis ežiai kalba, siunčia SMS, MMS ir naudojasi internetu už dyką. Ežys gazuotas. Pasaulio čempionato C grupės komandos. Kinija. Dramblio kaulo krantas. Graikija. Rusija. Puerto Rikas. Turkija. Kinijos komanda kelialapį į pasaulio čempionatą iškovojo dėka sėkmingo pasirodymo Azijos čempionate, kuriame iškovojo antrąją vietą. Šiai rinktiniai pasirodymai pasaulio čempionatuose pakankamai dažnas reiškinys, tačiau visi turnyrai komandai pasibaigė net nepakovojus dėl aukštesnių pozicijų. Per paskutinį dešimtmetį kelių rinktinės krepšininkų pavardės išmoko visas krepšinio pasaulis. Be abejo, tai Yao Mingas ir jaunasis Yi Jianlianas. Yao Mingo galimybės jau visi žino, nors šis krepšininkas ir neatstovaus savo komandai. Kinijos rinktinės lyderiais turėtų būti jau minėtasis Yi Jianlianas, kuris atstovauja New Jersey Nets ekipai ir pelno po 12 taškų, bet kovoja po 7 kamuolius. Komandos centras Gigi Vangas taip pat bus vienas lyderių. Azijos čempionate jis pelnydavo po beveik 17 taškų ir atkovojo po 8 kamuolius. Dramblio kaulo krantas – tai pakankamai egzotiška rinktinė krepšinio aikštelėje. Kaip bebūtų keista, šis čempionatas šiai rinktiniai bus jau trečiasis. Pirmi du pasirodymai vyko 1982 ir 86 metais. Rinktinė į Turkiją pateko užėmusi antrąją vietą Afrikos čempionate. Dramblio kaulo kranto rinktiniai priekį turėtų vesti į žaidėjas Peipas Filipas Amagau. Afrikos čempionate šis žaidėjas pelnydavo po 11 taškų ir atkovodavo po 2 kamuolius, bet likdavo po 2 rezultatyvius perdavimus. Komandos aukštaūgis Mohamedas Kone Afrikos čempionate atlikdavo po beveik dvigubą dublį, įmesdavo 10 taškų ir atkovodavo po 8 kamuolius. Graikijos nacionalinė ekipa yra viena iš favoričių, kurioms prognozuojamas patekimas į prizinį trejetuką. Graikijos krepšininkai paskutiniajame pasaulio čempionate Japonijoje pateikė didžiausią čempionato staigmeną pusfinalyje nugalėdama JAV ekipą. Viena iš pagrindinių tokio sėkmingo pastovaus žaidimo priežasčių yra komandos sudėtis, kurią sudaro pagrindiniai ir geriausi šalies krepšininkai. Graikijos rinktinė treniruoja vienas geriausių Lietuvos strategų Jonas Kazlauskas. Šios komandos lyderiais turėtų būti Vasilis Panulis ir Georgijos Printezis. Mažasis gynėjas atstovavo graikų Panathinaikos klubui, kuriame pelnydavo po 12 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus. Tuo tarpu puolėjas Printezis Eurolygoje atstovavo Unicaja ekipai ir įmesdavo po beveik 11 taškų, atkovodavo po 4 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Rusijos rinktinė jau turi keletą apdovanojimų tokio rango turnyruose. 1994 ir 1998 metais iškovojo po sidabro medalius. Rusijos krepšininkai Turkijoje turės didelių nemalonumų. Šiai komandai negalės padėti geriausias šalies krepšininkas Andrejus Kirilenka, naturalizuotas amerikietis J.R. Holdenas ir puolėjas Viktoras Hrepa. Davido Blato vadovaujama ekipa bus pakankamai atjaunėjusi su mažai patirties turinčiais naujais žaidėjais. Komandos lyderis bus kapitonas Sergejus Monė. Paskutiniajame Europos čempionate Lenkijoje jis pelnydavo kiek daugiau nei po 8 taškus, atkovodavo po 4 kamuolius ir blokuodavo po 1 varžovų metimą. Timofejus Mozgovas Lenkijoje pelnydavo po 11 taškų, atkovodavo po 5 kamuolius ir atlikdavo po 1 rezultatyvų perdavimą. Puerto Rikas – tai etatiniai tarp kontinentinių turnyrų dalyviai. Ši rinktinė turi pakankamai stiprių žaidėjų, kaip Carlos Asarojo atstovaujantis Miami Heat, J.J. Barea atstovaujantis Dallaso Mavericks, Renaldo Balkmanas, Denver Nuggets ar Danielis Santiago, Turkijos Efes Pilsen. Didelis nesusipratimas Puerto Riko komandoje įvyko per pasiruošimo ciklo draugiškas rungtynes, kuomet vieni iš svarbiausių komandos žaidėjų, buvęs žalgirietis Laris Ajuso ir gynėjas Kristianas Dalmau, savavališkai paliko komandą, taip protestuodami prieš trenerių štabą dėl savo atliekamų rolių ekipoje. Kaip tokie neigiami įvykiai paveiks komandos mikroklimatą, likus kiek daugiau nei savaitę iki turnyro pradžios, galime tik spėlioti. Šios šalies lyderiais turėtų tapti NBA rungtyniaujantis krepšininkai. Carlos Asarojo, nors Heat komandoje nėra vienas pagrindinių krepšininkų, tačiau paskutiniajame Amerikos čempionate buvo
buvo nesulaikomas. Krepšininkas pelnydavo po 19 taškų, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo kiek daugiau nei po 6 rezultatyvius perdavimus. Mažasis Jose Juanas Barea atstovavo Mavericks ekipai ir jai pelnydavo po beveik 8 taškus, atkovodavo po 2 kamuolius ir atlikdavo po 3 rezultatyvius perdavimus. Turkija, pasaulio čempionato šeimininkė, savų žiūrovų akivaizdoje pasiruošusi padaryti bet ką, kad tik pasirodytų kuo geriau. Namų sienos šiai ekipai tikrai padeda. Tuo galėjome įsitikinti 2001 metų Europos čempionate. Iš senosios kartos Turkijos žaidėjų galima rasti tik keletą krepšininkų. Rinktinės senbuvis ir kapitonas Hidayetas Turkoglu, atstovaujantis Phoenix'o Suns ekipai, jau gerą dešimtmetį su pertraukomis atstovavo rinktiniai. Prie jo komandoje galime rasti daugybę jaunų žaidėjų, kurie drąsiai veržėsi į stipriausius krepšinio klubus. Ersanas Ilyasovas žaidžia NBA Milwaukee Bucks, Semikas Erdenas Bostono Celtics, Omeras Asikas Chicago Bulls. Nuo 2004 metų su Turkijos nacionalinė komanda dirbantis treneris Bogdanas Stanievičius surinko pakankamai lygiavertę rinktinę sudėtį. Komandai priekį turėtų vesti Hidayetas Turkoglu. Nors krepšininkui paskutinysis sezonas už Atlanto nebuvo pats sėkmingiausias, tačiau Raptors ekipai pelnydavo po 11 taškų, atkovodavo po beveik 5 kamuolius, atlikdavo po 4 rezultatyvius perdavimus ir perimdavo po 1 kamuolį iš varžovų. Ersanas Ilyasovas Milwaukee Bucks komandoje buvo vienas svarbesnių krepšininkų. Žaidėjas pelnydavo po 10 taškų, atkovodavo po beveik 8 kamuolius ir perimdavo po 1 kamuolį iš varžovų. C grupės komandos rungtyniaus sostinės vardu pavadintoje Ankara arenoje. Tai visiškai nauja ir tik šiemet baigta statyti arena. Joje tilps per 11 000 žmonių ir tai antra pagal dydį arena Turkijoje.